Sveiki, su jumis sveikinasi aš Dovilė Jėga, TV laidos vedėja. Šiandienos laidoje tema, kuri palies ne tik gyvūnų mylėtojų širdis. Šuo prie būdos prirakintas grandinę visą parą. Kadaise tai buvo kasdienybė, beveik nekvestionuojama tradicija. Tačiau šiandien vis garsiau pripažįstama problema, kuriai visuomenė nebenori užmerkti akių. Gyvūnų gerovės iniciatyvos peticija "Draudimas laikyti šunis pririštus prie būdos Lietuvoje" sulaukė beveik 12 000 parašų. Tai aišku ženklas, kad žmonės pasirengia pokyčiams. Šioje laidoje gilinsimės ne tik į pačios peticijos turinį, bet ir į platesnį kontekstą. Kokie gyvūnų laikymo standartai galioja šiandien, kur stringa įstatymai ir kodėl dalis problemų vis dar lieka neišspręstos. Laidos dalyviai - gyvūnų gerovės iniciatyvų ir peticijos atstovė Karina Guliajeva, veterinarijos gydytoja Kristina Sindarinė, gyvūnų elgsenos specialistė Aliona Krištopaitienė. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Karina, pradėsiu nuo jūsų, nes esate šios peticijos iniciatorė. Tai kaip kilo idėja, nes problema aišku yra labai didelė, ar ne, bet kaip jums kilo idėja, būtent nuo ko prasidėjo, kad pradėjote šią iniciatyvą? Tai tiesą sakant, apie šią peticiją ir apie šį draudimą mes kalbame jau nuo 2020 metų. Ir tai yra ne pirmas mūsų bandymas ir ketinimas teikti šią peticiją, kadangi orientuojamės apskritai į gyvūnų gerovę ir jų gerovės gerinimą, tobulinimą. Dėl to ir nusprendėme, kad ši peticija yra neatsiejama to dalis, kadangi gyvūnai, kurie yra laikomi ant grandinių, jie yra laikomi labai blogomis sąlygomis, apie tą pakalbėsime turbūt ir eigoje šios laidos ir dėl to nusprendėme organizuoti šią peticiją. Ar tikėjote sulaukti tiek daug parašų, palaikymo? Ir tikėjomės, ir nesitikėjome, labai dviprasmiška situacija išties yra dėl to, kad tą rodo išties ir visuomenės susiskaldimas, ir Seimo praėjusių metų balsavimas dėl šios peticijos pakankamai aiškiai matosi, kad yra dvi lygios pusės, kurios tikimės, kad šiemet jau bus šiek tiek pasikeitusios mūsų naudai, mūsų labui. Tai yra panašus skaičius yra žmonių ir labai palaikančių, ir labai nepalaikančių. O koks problemos mastas Lietuvoje? Kokius vertinimus galbūt darote ar ne, ar tyrimus? Kokie tie faktiniai pavyzdžiai ir statistika? Mes atliekame reidus, tai yra vienas iš mūsų projektų. Taip mes renkame duomenis, mes važinėjame per skirtingas Lietuvos gyvenvietės, vietovės, kartais pagal skundus, kartais ne. Ir tiesiog stebime, fiksuojame, kokiamis sąlygomis yra laikomi gyvūnai šunys. Tai šiam momentui šių metų statistika mūsų yra tokia, kad kas ketvirtas šuo laikomas netinkamomis sąlygomis. Ir kalbant apie netinkamas sąlygas, tai kalbu būtent apie tai, kas yra reglamentuojama mūsų laikymo taisyklių. Bet tai nereiškia, kad likę 3 šunys yra laikomi tinkamomis sąlygomis. Šiaip iš esmės apskritai mes laikomės tokios pozicijos, kad gyvūnas neturi ir negali būti laikomas ant grandinės. Bet iš tikrųjų jums matyt daugiausiai paprieštarautų mažų miestelių gyventojai, ar ne? Juk ten nuo seno yra norma taip laikyti gyvūnus. Ir kalbant apie tos pačius faktus ir statistiką, ar lyginote ar ne miestiečius, kurie, sakykime, gyvena nuosavose namuose, didesnių miestų gyventojus ir kaimų vietovės, kaip ten skiriasi tas gyvūnų laikymas ant grandinės? Išties, čia yra labai geras klausimas ir gera įžvalga dėl to, kad yra tokia susidariusi nuomonė pas žmonės, kad dažniausiai labai blogai laiko kaimų, kaimelių gyventojai. O ten, kur žmonės jau gyvena geresnėmis sąlygomis, tai ten jau nėra taip blogai. Tiesą sakant, per reidus mes matome labai didelę įvairovę. Ir mes matome, kad netgi tose gyvenvietėse, kur yra nauji renovuoti namai, geri automobiliai, viskas išdirbta gražu, šunys yra laikomi taip pat labai blogomis sąlygomis. Deja, taip yra ir tiek kaimeliuose, tiek miestų rajonų savivaldybėse matome tuos pačius blogus dalykus. O kokių pokyčių konkrečių tikitės pasiekti šią peticiją? Mūsų pagrindinis tikslas yra tai, kad būtų įstatymo tvarka apibrėžtas draudimas laikyti šunis ant grandinių ir virvių.
O kokios grėsmės galėtų būti ar ne, įgyvendinti šį įstatymą? Kokie sunkumai gali iškilti? Išties grėsmių ar kažkokio didelio pavojaus ar sunkumų nėra. Ir netgi žmonės, kurie dažniausiai prieštarauja, ar ne, mums, tai dažniausiai prieštaraujantis būna tie, kurie nėra per daug stipriai įsigilinę į visą šią situaciją. Nes tie, kas įsigilina labiau, dažniausiai ir neprieštarauja. Pagrindinė grėsmė, pagrindinis pavojus, kas kyla iš visuomenės pusės, ar ne, tai yra tas sunkumas, o tai kaip tas sąlygas pakeisti žmonėms, kurie galbūt neturi tam resursų. Tai šioje vietoje, manau, reikėtų pradėti nuo to, kad be abejo bus pereinamasis laikotarpis, kuris bus pakankamai ilgas. Tad tam bus tikrai visos galimybės tas sąlygas gyvūnui suteikti. Opcijų taip pat yra begalė, ką galima daryti. Ir taip pat vienas iš pagrindinių dalykų, sakyčiau, yra tai, kad jeigu žmogus neturi galimybės laikyti gyvūno tinkamomis sąlygomis, galbūt tuomet jam ir nereikia to gyvūno laikyti. O kokių komentarų jūs spėjot susilaukti? Vis tiek ir socialiniai tinklai, ar ne, paskelbus peticiją ir tie siekiami pokyčiai, ar buvo daugiau tokio pasipriešinimo, kad o kam, juk čia tik tai gyvūnas, ar ne, juk būna ir tokių replikų. Taip. Tai gal pasidalintumėt, kokios tos nuomonės žmonių? Jos yra be galo įvairios. Šiaip palaikymo mes susilaukėme tikrai daugiau, tokio akivaizdžiai matomo. Bet aišku, nepasitenkinimo būna tokių vienetinių, bet labai ryškių atvejų ir tų komentarų, galybė visokiausių. Ir aišku, būna dažniausiai, ką girdime, tai, kad, bet žinot, reikia remtis tiesiog žmonių sąmoningumu ir čiagi visi supranta, kad galima normaliai tą šunį laikyti. Ir renkimės vieni kitų sąmoningumu. Kas iš tikrųjų nėra taip, nes žmonės patys puikiai žinom, kad rajonuose ir kaimuose nelabai pasiruošę žiūrėti į tas gyvūnų laikymo sąlygas ir visiškai tai nesiorientuoja. Ir be abejo, mes turime tų tokių kraštutinių palyginimų. Vat ką ne per seniausiai ir klausiau mūsų praėjusių metų reportažuose, kai žmonės sako, bet pasižiūrėkit, kaip butuose laiko, ar ne? Tai vat bute laiko didelį šunį arba laiko voljere didelį šunį, tai gal čia netgi yra blogiau, nei kad laikyti ant grandinės. Tai visų pirma, mes ir nesakom, kad laikyti ant grandinės yra blogai, o voljere tai yra super geriausios sąlygos. Apskritai gyvūną geriausia būtų laikyti namuose, bet tai bent jau pereinant nuo grandinės ant voljero, tai jau yra galimybė užtikrinti geresnės sąlygas šuniui vien dėl to, kad šiuo momentu mūsų teisiniai sistemui yra apibrėžta, koks turėtų būti voljeras, kokia turėtų būti būda ir absoliučiai nėra apibrėžta niekas apie grandines. Todėl, kai tai nėra apibrėžta niekaip, žmogus turi laisvę daryti, ką jis nori ir jis net nelabai gali būti dėl to kažkaip baudžiamas. Ačiū, Karina. Noriu dabar pakalbinti Alioną. Jūs man paminėjote tokį labai įdomų dalyką, 5 laisvių ir 5 domenų modelius, ar ne? 5 laisvės ir 5 domenų modelis. Kokie pagrindiniai gerovės pažeidimai atsiranda laikant šunį pririštą prie būdos ir apie tą modelį plačiau pakomentuokit, kas tai yra. Taip. Laikas apšviesti visuomenę. 5 laisvės, tai iš tikrųjų jos atsirado pakankamai senokai, 1965 metais ir kalba ėjo apie ūkio gyvūnus. Tiesiog žmonės pradėjo šiek tiek galvoti apie tai, kad galbūt ir beje visuomeniai kilo tas nepasitenkinimas, kad kažkas čia ne taip. Yra dar knyga, dabar aš nepasakysiu, gyvūnai kaip mašinos, kažkas tokio. Ir tada pradėjau galvoti, o kaip užtikrinti tą gerovę, bent jau minimalę, kad gyvūnas jaustųsi uždaroj teritorijoje laikomas, ne? Čia būtent kalba yra, kai žmogus pasiima gyvūną savo laiko, ne? Gyvoje gamtoje jie patys susitvarko, kas nesusitvarko, tas neišgyvena. Kai mes pasiimam savo, mes nešam atsakomybę. Ir 5 laisvės tai pakankamai senas požiūris ir jis labai stipriai išpopuliarintas dabar, o 5 domenai yra gan naujas požiūris į gyvūnų laikymą, labiau jis adaptuotas naminiams gyvūnams ir kalba jau apie tai, kaip, čia yra mental state, tai yra kaip
psichiškai, kaip psichika veikia, ne, bet realiai, aš tą mokyklą, kurią baigiau, mes nekalbam apie psichiką gyvūno, nes psichika tai kaip gyvūnas atspindi, kaip gyvūno psichikoje atsispindi tai, ką jis mato, o mes to nežinom. Mes tiesiog sakom, kad mes nekalbam psichiką, galbūt kažkaip ten ir atsispindi, tai tada mental state tai yra būtent apie tai, kaip jaučiasi tas gyvūnas, ne? Ant kiek jis yra frustruotas, ant kiek jis yra laimingas, ką mes galim matyti. Tai kalbant apie grandinės, galim pasakyti, kad kalbant ir per 5 laisvių prizmę, ir apie 5 domenus yra pažeidimai, ir galimi pažeidimai per visus punktus. Pavyzdžiui, jeigu apie laisvės, ne? Laisvė nejausti troškulio ir alkio, dažniausiai tikrai ten būna vanduo tragiškos būklės arba išvis nebūna, ne? Ir alkis, tai tikrai ten tas gyvūnas yra šeriamas. Kaip, pavyzdžiui, 5 domenuose pasakyta, kad tas maistas turi būti įvairesnis, ten turtingas, ten tikrai nebus jokio turtingumo tame racione. Dėl to, kad žmogus, kuris laiko ant grandinės šunį, jis tikriausiai nelabai susimąsto apie praturtinimo mitybos, ne? Laisvė nepatirti nepatogumų, tai, pavyzdžiui, kai sninga, lyja, kad gyvūnas turėtų galimybę pasislėpti saugiai, ne, dažniausiai irgi yra pažeidžiama. Laisvė nejausti skausmų, sužalojimų, ligų, dažniausiai irgi ten pamato, kai jau gyvūnas leisgyvis, jeigu pastebi. Laisvė elgtis pagal prigimtį yra tikrai pažeidžiama, dėl to, kad šuo yra socialus gyvūnas, jam reikia bendravimo su savo giminaičiais, su šunimis, arba su žmogumi, kas prilygsta. Čia yra pažeidimas. Laisvė nepatirti baimės ir streso irgi yra pažeidimas. Jeigu pagal 5 domenus, tai čia išvis, kadangi išskirstyta yra, kas yra geras elgesys, blogam elgesyje, kiekvienam punkte yra, ką aš pabrėžiau. Tai yra tiesiog, jeigu žiūrėti pagal 5 laisvės arba 5 domenų modelį naujesnį, visur yra pažeidimai. Kiekvienam punktą mes rasim, prie ko pasikabinti. Tai apie žmogaus teisės kaip ir norma kalbėti, apie gyvūnų teisės nelabai, nebent, aišku, kažkiek gilinamas ar ne, bet labai trūksta žinių visuomenėje apie tai. 5 laisvės, žinokit, jau pakankamai taip gerai iškomunikuotas, galėčiau pasakyti. Ir šiaip tai yra laisvės, tai yra daugiau visgi apriboja mūsų žmonės. Tie gyvūnai, tiesiog mes žiūrim, jeigu, pavyzdžiui, viskas yra patenkintos tos laisvės, tai kaip ir mes galim pasakyti, kad gerovė yra užtikrinta. Čia, jeigu suprasti, kas čia tos 5 laisvės, 5 domenai, jeigu yra užtikrintos 5 laisvės, mes galim sakyti, kad gerovė yra užtikrinta. Jeigu yra bent vienas pažeidimas, mes sakom, kad yra pažeidimai gerovės užtikrinime. Ir dar, kai mes kalbam apie gyvūnus, šiaip, ne, aš su elgesio specialistė, aišku, kačiau, bet mes viską mokinomės, ne, visus gyvūnus. Tai realiai mes negalim tikėtis normalaus elgesio, kaip sakom, koks šuo turi būti. Mes negalim tikėtis normalaus elgesio gyvūno, jeigu yra nenormalios sąlygos. O laikant ant grandinės, sąlygos yra nenormalios ir tada kyla frustracija, nepatenkinti poreikiai, ne? Ir dažniausiai tai būna arba lygos, arba agresija nukreipta į išorę, arba į save. Čia labai priklauso nuo paties gyvūno, kaip jis ten. Tai jau kažkiek paminėjot, bet kitas mano klausimas ir buvo šita kryptim, kokias ilgalaikės elgsenos problemas formuoja toks laikymo būdas. Tai agresija, socializacijos toka, agresija, lygos. Kaip šuns rišimas veikia visuomenės, ypač vaikų požiūrį į gyvūną ir gyvybės vertę apskritai? Aš ne psichologė, aš tik mokinuosi. Tai va, kai vaikas auga tokioj aplinkoj, ir, pavyzdžiui, yra tas, jeigu eiti iš transakcinės analizės, tam tikras laikotarpis, kai vaikas mokinasi ten protauti, ne, jis klausinėja daug klausimų, 3-6 metų vaikas, o tai yra normalu, o tai nėra normalu, ir tėvai formuoja tą požiūrį į gyvybę, ne. Ir tada tas vaikas, pavyzdžiui, jeigu jis iš kažkokio mažesnio miestelio įstoja studijuoti, ir jis supranta, kad jo požiūris netinka išvis daugybės žmonių. Tai kaip ir mes tada automatiškai galima sakyti, klaidinam vaikus, sakydami, kad viena gyvybė turi daugiau vertybės, ne, mes turim ją rūpintis, o šita gyvybė mažiau vertinga ir taip toliau. Kas turėtų keistis iš jūsų perspektyvos, ar ne, ir kodėl tokio pobūdžio pokyčiai, siekiami šią peticiją,
kai keičiami seni įpročiai naujais ir elgesio modelis turi keistis, ar ne, nes jau kaip ir mes turim priimti tą pokytį. Kodėl jis sukelia pasipriešinimą, jūsų nuomonė? Dėl to, kad tam, kad kažką pakeisti, mes turim pripažinti, kad mes klydom. O tai yra žiauriai sunku padaryti iš tikrųjų. Ir tada galvoju, taigi čia aš visiems aiškinau, kad gerai ir dabar aš greitai persijausiu, ai ne, klydau. Va čia yra didžiausia problema. Ir kalbant apie elgesio korekciją, kai žmogus ateina, nori koreguoti elgseną, bet nenori dirbti ties to, galvoju, kad čia stebuklingą piliulę aš išduosiu ir gyvūnas iš karto pasikeis. Ir kalbant apie pokyčius, mes visada atsiduriam į žmogų. Dėl to, kad jam yra sunku pripažinti, kad jis klydo. Ačiū. Kristina, dabar perinu prie jūsų. Jūs esat žmogus, kuris iš praktinės pusės jau galite įvertinti ir mačiusi daug pavyzdžių, ar ne, kaip iš tikrųjų tai kenkia sveikatai. Tai kokius fizinės sveikatos pavojus dažniausiai matote rišamai laikomiems šunims, kurie laikomi prie grandinės? Taip, tai iš savo praktikos esu mačiusi visko. Šiuo metu jau nebedirbu su prieglaudomis, per savo daugiau negu 10 metų praktikos esu dalį laiko skyrusi beglobių gyvūnų priežiūrai ir dažniausios problemos, ką jau ir kolegas yra minėjusios, kas yra su socializacijos problemomis, su agresija, agresija į žmogų, agresija į daiktą, agresija į save. Gali prasidėti uodegų graužimai, kojų graužimai, savęs žalojimas iš psichinės pusės. Dažnai gyvūnai, kurie yra pririšami, jie pamirštami. Ką tai byloja? Jeigu pririšamas jauno amžiaus gyvūnas, dažnai pamirštama koreguoti antkaklį. Tai dažnos problemos būdavo, kad antkakliai ar tiesiog pati grandinė yra įaugusi į raumenis, į odą ir to žaizdos siekia jau ne milimetrus, o centimetrus ir tai yra nuolatinis skausmas, baimė, tie patys tampimaisi gali žaloti stemplę, trachėją. Dažnu atveju gyvūnai yra neprižiūrami, tai jokios dehelmintizacijos, vaistų naudojimai. Prašau, paaiškinkite, nes tikrai nei aš šito termino nežinau, profesionalaus. Tas profesionalus terminas atsiremia labai paprastą atsakymą, tai yra vaistai nuo kirminų, priežiūra nuo blusų ir išorės parazitų, vakcinacijos pamirštamos. Kalytės, patelės, jos dažnai yra nekastruojamos. Tai yra nevaldomas ir gausus populiacinis augimas, nes jeigu žiūrint iš perspektyvos pagal normą, kalytė gali turėti 2 kartus metuose vadas. Dažniausiai tos vados būna nemažos. Jos siekia 70 šuniukų. Jų likimas dažniausiai būna tragiškas, arba jie baigia gyvenimą panašiai kaip ir jų mama. Patinas pririštas, jisai irgi būna nekastruotas, nes čia dar didesnis tabu yra. Pririštas gyvūnas, jisai gali kentėti nuo skausmo, netinkamos mitybos. Jį gali užpulti kitas šuo, pabėgęs kaimynų, galų gale atokesniuose vietose gali pasitaikyti ir laukinių žvėrių išpuoliai. Ir tokiu būdu gyvūnas yra apribotas būtent tuo atstumu ir jisai negali nei apsiginti, nei pabėgti. Tai ligos, navikiniai susirgimai, augliai, dažniausiai šitie gyvūnai nepatiria meilės įglostymo, tad jeigu pamatom susirgimus, jie dažniausiai būna užvėluoti. Jeigu gyvūnas turi ilgą plauką, jisai putlutis atrodo, kad įdeda pavalgyti, bet jeigu tu šunį automatiškai tiesiog paglostai, tu jauti, kad tenais yra tik tas kailis ir toliau yra kauliukai. Tai tų problemų jų yra įvairių. Dažniausiai uždelstos, trauminės, psichologinės problemos. Ar patys gyvūnų šeimininkai atveža tos gyvūnus, kai jau uždelstos problemos? Labai išimtiniais atvejais. Dabar, kai dirbu jau įmonėje, tai tokių vaizdų jau rečiau pasitaiko, bet būna, kad atsiveža tėvų šunis, kurie būtent gyveno taip, tai realiai to šuns negali tinkamai apžiūrėti
jisai būna agresyvus, nes jisai tiesiog nežino, kaip elgtis, tai viskas yra nauja, viskas yra baisu ir dažniausiai tai yra kandimas. Tokiu atveju gyvūną reikia seduoti ir profesionalios tinkamos pagalbos retai galima suteikti. Tai aišku, kad tai gali turėti labai ilgalaikių pasiekmių, ar ne, bet tikriausiai dažnai tokie šuniukai net nugaišta, būdami ant grandinės, net nesuteikiama jam ta pagalba. Kai darbavausi prieglaudoje vienoje iš didesnių Lietuvoje, tai merginos komandos nariai, kurie važiuodavo ir rinkdavo pagal nusiskundimus augintinius šunis, dalis iš jų tikrai, bet mažoji dalis, kuri gaišdavo, didžiąją dalį labai priklauso nuo savanorių, prieglaudos darbuotojų, savanorių žmonių, kurie yra geraširdžiai, empatiški ir padeda gyvūnam ir bando įveikti tas traumas, bet realiai tos traumos jos gali niekada nepasitraukti, ypač psichologinės. Kiti žmonės būna tokie atkaklus, turėjau vienus klientus, kurie daugiau negu 5 metus dirbo su treneriu, praktiškai kas savaitę, ir tai šuo turėjo labai didelės baimės. Ar dabartiniai teisės aktai pakankamai saugo šių gyvūnų gerovę, jūsų nuomonė? Mano nuomonė asmeninė, teisės aktų yra, jie yra parinkti pagal Europos reglamentus, tačiau manyčiau, kad juose trūksta struktūriškumo, konkretumo ir labiau apibrėžtumo, nes įstatymą galima parengti, bet jį interpretuoti, jeigu jisai konkrečiai ir tiksliai nėra aprašytas, yra labai platu. Taip pat ir inspektoriam yra labai plati interpretacija, kaip jisai gali traktuoti tai, jeigu tai vardinta 3-4 sakiniais, kurie neturi nei konkrečių duomenų, nei konkrečių aprašymų. Tai įstatyminė bazinė pradmenį turi, bet visada yra kur tobulėti. Kaip vertinate draudimo perspektyvą praktiniu požiūriu? Įstatymai, tikrinimai, tai yra vienas iš žingsnių. Didžioji dalis priklauso nuo visuomenės. Tai nebus lengvas perėjimas. Tai pareikalaus, kaip ir kolegės minėjo, pripažinimo, kad galbūt elgiamės neteisingai. Tai visuomeninis švietimas, galbūt iniciatyvos mažai pasiturintiems žmonėm, kad galbūt galima kažkaip padėti, parengti. Kaip ir kolegė minėjo, voljeras, jisai pirmas žingsnis geriau negu grandinė. Aišku, tai nėra tobula, bet nuo kažko reikia pradėti, nes jeigu pradėsim lygiuotis į tam tikras Skandinavijos valstybės, kur šuo negali būti vienas ilgiau negu 4 valandas, jisai turi turėti auklę arba turėti kitą gyvūną, kad galėtų socialinį santykį palaikyti, tai pradėjus nuo tokio požiūrio visuomenė aplamai nenorės nieko pasikeisti. Tai mažai žingsniukais pradedam dirbti ir manau ateityje bus kitaip. Nes žmonės prisiema atsakomybę už gyvūną. Jisai, kai jau pasiimtas, priglaustas, jisai praranda autentiškumą, tą būti vienam. Jisai jau yra priklausomas nuo žmogaus. Tai tik žmogaus požiūris padarys jo gyvenimą vienokį ir kitokį. Ačiū, Kristina. Čia gal šioje vietoje dar galima būtų pridėti, kad kalbant būtent apie tas Skandinavijos minėtas šalis, kad ir šiuo metu daugiau nei 15 ES šalių jau yra įtvirtintas šis draudimas. Ir apskritai darant apklausas Europos gyventojų, daugiau nei 70% žmonių palaiko šią iniciatyvą, palaiko šį sprendimą. Ir mes tikrai, nors mes ir tebe susidurėme su abejonėmis ir kvestionavimais, kaip bus, ar bus lengva, ar bus sunku, greičiausiai, kad bus sunku, bet mes vis tik labai teigiamai žiūrim ir tikrai tikim, kad greitai mums pavyks įgyvendinti šitą dalyką ir tada jau dirbti ties tais kitais gerinimo aspektais. Ačiū, Karina. Dar noriu pasiteirauti, gal norėtumėt papildyti kažkokią tai dar informaciją? Ką norit pranešti visuomeniai, žiūrovams, kurie šiuo metu žiūri ar ne laidą? Ar paskatinti juos pasirašyti, ar ne? Iki kada galima pasirašyti? Kokią informaciją dar norėtumėt pasidalinti?
Aš norėčiau paminėti ir manau, kad kai mes kalbam apie visas šitas tvarkas ir esamą situaciją, galima neįsiklausyti ar tiesiog numesti viską į tą visumą ir tada tai taip nepaliečia žmogaus. Bet aš tikrai tikiu, kad didžioji dalis žmonių ir galbūt netgi kiekvienas, jeigu jie pamatytų, kokiamis sąlygomis išties tie gyvūnai yra laikomi, ir aš kalbu net ne apie pačius žiauriausius atvejus, o tiesiog daugumą, aš tikrai tikiu, kad kiekvienas žmogus tikrai pasirašytų tą peticiją. Nes ką svarbu turėti omeny, tai ta peticija yra apie tai, kad gerinti gyvūnams sąlygas ne kažkieno kito gerovės kaina. Tai yra čia niekas nenukenčia. Mes dirbame tik ties tuo, kad gerinti gyvūnų laikymo sąlygas ir aš tikrai labai skatinu visus žmonės, jeigu nepasirašyti, tai pasigilinti. Tiesiog pasigilinti į tai, kur mes esam, kas vyksta, kokie yra pavyzdžiai, kokia yra statistika ir aš tiesiog tikrai tikiu, kad tai prives prie pasirašymo. Tai ačiū dalyviams, ačiū, kad kalba tokia aktualia tema ir kviečiame pasirašyti visus, kurie dar nepasirašė. Ačiū Jums.